Labas vakaras visiems. Šiandien pas mus praktika būtent planetų išlyginimo energijose. Kiti tai vadina irgi paradu, bet tas planetų paradas, jisai atrodo tarytum viena linija, ne? Nes planetos vis tiek yra pastoviam judėjime ir jos išsirikiuoja tarytum tokia tokių kaip pusrutulio, ne? Jeigu įsivesit, arba aš irgi grupę galiu įsivesti, įdėti nuotrauką, tai tos planetos ten aiškiai matomos, ne kur galima pamatyti, kartu su kokiais žvaigždynas. Tai jeigu dangus bus giedras, tai mes tai galėsime puikiai pamatyti priklausomai nuo to, kokie žvaigždynai yra šalia. Todėl jeigu dangus dovanos mums gerą, giedrą save, tai mes galėsime taip matyti. Todėl tas reiškinys, jisai nėra kažkoks tai ekstraordinarus, kažkoks tai labai 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 retas. Tokių išlyginimų būna keli per metus, ne, skirtingai. Bet visą laiką tai apie tam tikras energijas, apie tam tikrą naują gyvenimo etapą, kaip individualiu mastu, taip ir kolektyviškai. Aš tą planetų paradą galiu sulyginti, žinot, kaip visos strėlės sueina sekundžių, minučių ir valandų, sueina ties 12 ir būna arba nauja diena, arba nauji metai, ne, kažkoks tai naujas ciklas prasideda. Ir planetų paradas irgi, tarytum tokia, tas mūsų viduriukas yra mūsų Saulė. Pavyzdžiui, jeigu palyginant su laikrodžiu, ne, laikrodžio ciferblatas, tai yra tarytum mūsų visata, arba mūsų Saulės sistema, mūsų Saulės sistema, pats viduriukas, kur yra tos strėlytės pritvirtintos, mes galime tai asocijuoti ir, sakykime, sulyginti su Saulė. O tos strėlytės, kurios eina, tai yra skirtingos planetos. Ir kuo daugiau strėlyčių sueina viename taške, mes pradedam skaičiuoti naują dieną, naują parą, naujus metus ir panašiai. Na irgi, ir kuo daugiau strėlyčių sueina, pavyzdžiui, galbūt metų pabaigoje arba mėnesio pabaigoje, mes pradedam skaičiuoti naują ciklą. Ir lygiai taip pat yra su planetų tokiu išlyginimu arba paradu. Tai planetos išsirikiuoja vienoje linijoje. Tai duoda mums irgi savotišką suvokimą, kad dabar reikia priimti naujus sprendimus, kad dabar visata tarytum irgi paleidžia tą mechanizmą, kai mes turime galimybę kažką tai peržvelgti, priimti kitokį sprendimą. Ir visą laiką mes tarytum, kai nauji metai, mes prabundame su tokia švaresnė galbūt sąmonė, su mintimis, kad dabar yra toks ilgesnis laiko tarpas, kai aš turiu galimybę pradėti viską iš naujo, kai aš turiu naują galimybę kažką tai ištaisyti. Čia lygiai taip pat. Ir šiandien mes eisime praktikoje į tas mūsų gyvenimo akimirkas, momentus arba problemas, kur mes esame užstrigę, kur mes dar jaučiame, kad ta problema nėra išspręsta. Ir tų planetų energijų pagalba mes tarytum pasuksim tą rankeną, žinot, tarytum banko saugyklos, tokias durys ir jas ant tokios didelės stiprios rankenos, mes galėsim paspausti ją, kad durys atsidarytų durys naujom galimybėm, naujom, nestebuklingai lasdelė, negauti stebuklingą lasdelę, bet energijų pagalba ir naujo ciklo pagalba išspręsti kitaip tą situaciją, įeiti į naują ciklą, jau be to slegiančio mūsų iš praeities, bet atsilaisvinus. Kodėl prieš naujus metus mes einam irgi kažkokius tai galbūt ritualus darome, bent jau einame, nežinau, pirti, apsivalome, sustvarkome namus. Taip pat reikia ir mūsų pačius sutvarkyti, mūsų vidinę erdvę ir mūsų išorinę erdvę, tam, kad
visiškai atsinaujinę, kaip vidumi, taip ir išorė, mes galėtume žengti į tą naują etapą, Ir žvaigždės, jos neformuoja mūsų likimo. Žvaigždės atsiunčia tam tikrą energiją, tam tikrą tokią energetinę gravitaciją, kai mes, net ne žvaigždės, planetos arba kosminiai kūnai, jie atsiunčia tam tikrą energiją, kad mes būtent visų tų energijų sąveikoje kažką į save paimtumėm, kažkur tai būtumėm galbūt atidesni, bet visų tų energijų pagalba, žinot, kaip ir kuo daugiau mūsų susirinka planetarinė meditacija, sakau, tuo tai geometrinė progresija tampa stipriau. Taip pat ir kuo planetos tarytum išsirikiuojos, taip atrodo tarytum viena linija ir pastiprina vieną kitą, taip ir mes galime dabar pasinaudojus jų būtent tą skleidžiamą susijungimo, susivienijimo, išlyginimo energiją, panaudoti tai savo gyvenimui. Ir jie neformuoja mūsų likimo, bet tik tai duoda galimybę pokyčiai žymiai lengviau, su tokiu auksiniu, stebuklingu spyrium į mūsų minkštą vietą, kad va, pažiūrėk, atėjo laikas, tos strėlytės susijėjo ir padaryk kažką su tuo, tai tarytum tokios kosminės dovanos. Vakar mes turėjome irgi planetarinę meditaciją, aš tam dariau tokį channelingą, kažkas paklausė, apie ką bus šitas planetų paradas. Jisai dabar kaip iš savęs pats, kad šiandien paims kaip lietus iš giedro dangaus kažkas tai nukris. Ne, tai bus tokia ilgainiui gruojanti perspektyva, kur mes per tam tikrą ilgesnį laikotarpį, nes tas planetų paradas dar bus, o tai manęs šiandien paklausė, tam grupė aš mačiau klausimą, bet neatsakiau, kodėl vieni rašo 21, kiti 23, kiti 25, todėl kad dabar jau kiti rašo 16. Ne, nes tos planetos, jos yra pastoviam judėjime, ir jos vis tiek šalia viena kitos bus biškį ilgesnį laiką. Jie šalia viena kitos bus biškį ilgesnį laiką ir todėl skirtingi galbūt žmonės arba iš skirtingų plokštumų, žemės vietų gali skirtingai tai matyti. Bet pats planetų tas išlyginimas, kai jos bus arti viena kitos, nes kitas dar planetų išlyginimas bus vasario, neatsimenu kada, vasario viduryje, mes galėsime irgi padaryti praktiką. Tai šitas laikotarpis, aš kaip matau, jisai ne tik tai tam mėnesiu arba, nežinau, kiek čia, gal 20 dienų, bet dar žymiai ilgesnė perspektyva, vos ne 25 metam. Nes jeigu anksčiau, galbūt prieš 2-3 metus, ar mes girdėjome žinias apie Saulės aktyvumą, ar mes matėme tas šiaurės pašvaistes, ar jeigu mums kažkas pasakė Saulės žybsnis, tai jau buvo kažkas tai ekstraordinaraus. O aš suskaičiavau prieš 3 dienas, būtent prieš sausio 19, irgi kai buvo būtent tam vanduo stebuklingas, kai šventė būtent net rusų krikštą ir vanduo dar iki šiandien yra dar stebuklingas, tai tos 3 dienos, tai irgi apie vandenį vieni sako 19, kiti sako nuo 19 iki 21, dėl kad nebūna taip, kad būtent tą akimirką, tą valandą ir panašiai. Tai biški tokie ilgesni procesai. Ne? Ir ką aš noriu pasakyti? Jeigu mums anksčiau buvo tai ar anksčiau būdavo tiek Saulės žybsnių? Ne, anksčiau nebūdavo. Ir dabar aš sakau, Saulės žybsnis, aš anksčiau įdėdavau straipsnį, sakau, Saulės žybsniai. Ir aš sakiau prieš 2-3 metus, kad jų bus žymiai daugiau, reikia pasiruošti, reikia kuo daugiau dabar į save įdėti, nes Saulės žybsnių bus daugiau. Ir dabar tie, kurie paklauso ir tie, kurie dirba, aš labai jūs sveikinu, nes arba kai kurie sako, Elvyra, man tam galbūt mažai kas pasikeitė.
O ką tu žinai, kas būtų pasikeitę, arba kas būtų įvykę, jeigu tu iš viso kažkaip neeitum savo dvasingumo keliu. Mes labai kartais vertiname, labai mes dažnai vertiname, koks pokytis atėjo arba kokį rezultatą mes gavome, tokį pozityvų. Bet labai dažnai mes pamirštame vertinti, o kas galėtų būti, jeigu iš viso aš nedaryčiau tam tikrų dalykų. Ne? Galbūt jau, galbūt pasiekmes galėtų būti dar liūdnesnės. Ne? Kartais stovėti vietoje yra irgi labai didelis rezultatas. Tai vat, ir dabar tų saulės žybsnių yra daug. Prieš 3 dienas, sakau, jo, 3-4. Per dieną aš priskaičiavau 23 saulės žybsnius. 23 saulės žybsniai. Taip, 10 iš jų buvo tokių silpnesnių, bet kiti, jie buvo ganėtinai stiprus. Jau tokie, kurie paveikia Žemės geomagnetinį lauką. Įsivaizduokite, per dieną 13. Na ir tada irgi aš rašiau skelbimą, kad taip mums labai skaudėjo galvą ir panašiai. Man pačiai jautėsi, tikrai jautėsi. Tai žinutė tame, kad jų dar bus daugiau. Jie tikrai tame nesibaigs. Tikrai tame nesibaigs. Aš manau, aš galvoju, pikas bus apie vasaros vidurį, kažkur tai Liepos mėnesį. Gal net taip Liepos 15-22 galėsim taip. Aišku, ir vasaros pats pikas, ne? Tai yra normalu. Bet jo, tiesiog. Ir Saulė siunčia pastoviai tą plazminę energiją, kur mes tampame stipresni, ir Saulės plazminė energija, ir visos planetos, tie tokie planetų paradai, kosminiai reiškiniai mums padeda tiesiog dabar pasižiūrėti į savo gyvenimą. Jo, dėl to irzlus žmonės ir vaikai, ir aš labai jautri, tai visi irzlus, ir dėl to reikia žiūrėti, kur tas irzlumas. Irzlumas, juk tai nenatūrali būsena. Natūrali būsena yra ramybė. Tai jeigu yra irzlumas, jeigu pakyla galvos spaudimas, skausmai, širdies, iš vienos pusės tai gali būti normalu, kadangi plečiasi, dvasinė širdis plečiasi, formuojasi organas, būtent dvasinė širdis kaip organas, ir pati širdis keičiasi, atsinaujina DNR, ląstelės kristalizuojasi. Kūne labai daug procesų vyksta, ir dozuoti kiekvieną kartą su saulės žybsniais tie procesai vis, žinot, kaip kad mūsų kad mes tai galėtum prieiti, ne, tai biškai tai vyksta dozuotai, ne. Ir plius, kodėl skauda galva, kodėl gali skaudėti galvą, tai yra būtent dėl to, kad formuojasi irgi tokios smegenys perina visiškai kitą formą, tokią, ne, tokias dvasinės smegenys formuojasi irgi papildomai prie paprastų smegenų, kad dvasinė širdis turėtų kaip sukomunikuoti su dvasinėm smegenim, ir jie turėtų ryšį. Tai va. Biškiai apie planetas. Pradėsiu galbūt nuo Veneros. Venera, kuri irgi dalyvauja tam išlyginime, tai yra būtent apie santykius, apie šeimą, apie mūsų komfortą, apie grožį, apie estetiką. Duoda galimybę tam, ne, bet kartu prašo pasižiūrėti į tas sferas, kame galbūt mes užstrigame, galbūt mes turime senas nuoskaudas partneriams, vaikams. Tai Venera apie santykius, apie grožį, apie harmoniją santykiuose su savimi ir su kitais, ne, senos nuoskaudos. Galbūt mes pamiršome kažkokius tokius žmonės, kurie mums buvo artimi, kurie buvo svarbus mūsų gyvenime. Ir kartais mes galvojame, kad kažkada aš pati taip bandžiau surasti vieną žmogų, bet netgi galvojau pasamdyti gal net tokį kaip privatų advokatą, arba nežinau, kur rasti. Ir aš taip pati dėlioju, o aš žinau, kad žmogus jau yra metuose. Ir po to mes gailimės, kad galbūt, to ir nepadarėme. Todėl dabar Venera labai taip duoda ir primena mums apie tai, tas rytis gali paskaudėti, apie kiekvieną sritį, kurį aš dabar kalbėsiu, irgi vienodai, tik tai, kad skirtingi dalykai, bet duoda galimybę
gauti būtent dovanas, kurias ta planetos tai energijos, tokios kaip dieviškos energijos, planetos tai atvaizduoja ir duoda mums supratimą, ne, per astrologiją, kad dabar tinkamas metas, galbūt labiau ten atkreipti dėmesį, ten labiau galimybių, labiau potencialo. Ta planeta arba ta planetos skleidžiama vibracija, energija ir apskritai, ne, padeda mums tame. Dabar tos šešios planetos yra tokiam išlyginime. Taip pat senos širdies žaizdos, nuoskaudos, atkreipti dėmesį į savo būseną apskritai. Ar aš patenkintas gyvenimu, ar man viskas gerai, į ką aš reaguoju. Bet Venera būtent apie harmoniją per santykius. Ir tarytum siunčia tokį išgydymo nektarą žmogui, kuris prašo, kuris atsiprašo, kuris ieško atsakymą. Ne? Ta planeta, jinai tarytum padeda kaip tas rūpestingas angelas arba mama, padeda pravesti pro tos procesus, nes jeigu mes einame į tos procesus, tai tų planetų energija, mes galim visą laiką prašyti tų planetų energijos mums padėti, kaip mes prašome angelų, nes praktiškai tai yra tas pats, tai yra dieviškos energijos, kurios yra mūsų visatoje ir jos yra vaizduojamas arba vadinamos tiesiog kitaip, bet energijos tai yra tos pačios. Tai va, apie Venerą tiek ir jeigu aš dabar žiūriu į Venerą, tai eina tarytum tokia rožinė, tokia rožinė, auksiniai, sidabrinė, graži energija, tarytum palaiminimas, todėl galime irgi tai išjausti. Neptūnas, jisai nori, arba kviečia, nenori, bet kviečia peržiūrėti senus įsitikinimus, ne, dogmas, kom mes vadovaujamės, ne, pasižiūrėti, ar mes nesame tiesiog pastrigę kažkur tai, žinot, kaip, kur aš dariau praktiką apie vėžį, ar mes nesėdim per ilgai toje pelkėje, kurioje mes esame užstrigę. Ir priimti bent jau kažkokį sprendimą. O jau Marsas, kuris yra toks karingai nusiteikęs, visi sako, ne, Marsas būtent kaip vyriškos energijos, tokios vyriškos veiksmo energijos, tokios ryžto, nusiteikimo, valios, jisai padeda mums tada priimti tos sprendimus, bet kitas pavojus, ne pavojus, bet kita tokia pusė to, kad neįeiti į konfliktus, nepasiduoti per daug emocijoms, ant to, žinau, kaip per daug neįsižaisti ir galbūt tame neįskaudinti kitų žmonių, kad tai viskas būtų harmonija, ne, kad mes kartais einame savo keliu, o nematome galbūt kartais tų aplinkinių žmonių, kuriuos mes kartais galbūt pamirštume pasikalbėti, paklausti nuomonės. Ne? Aš pati iš savęs žinau, kartais aš taip įnykstu į darbą su jumis, nes tai būna diena konsultacijos, arba būna vakariniai kažkur tai YouTube, arba mokslai, ką aš po to jums transliuoju. Aš pastoviai tokiame irgi atsidavime ir man irgi kartais pasakė, Elvyra, gal biškį prisimink artimuosius, ne? Sako, tu, man pasakė, sako, tu Facebook'e laivus ir eterius darai žymiai daugiau, negu tu apskritai bendrauji su šeima. Ir aš galvoju, ups, ne, bet taip, tai reikia išlaikyti, stengtis išlaikyti viskame balansą, ne, kad ir nenučiuošti kažkur tai per daug į vieną pusę. Tai Marsas duoda tam energijos, bet iš kitos pusės neįeiti į tai per daug. Saturnas, mūsų karmos valdovas, didysis mokytojas, jisai priverčia pasižiūrėti viskame tame, su tais įsitikinimais ir panašiais, priverčia pasižiūrėti į tai, kad į mūsų pamokas, į mūsų karmas, į mūsų skolas,
kur mes pažeidėme disbalansą, kur mes galbūt kažką pažadėjome, neištesėjome, kur buvo pažeistos būtent visatos balanso dėsniai, kur per daug įtampėme erdvę, kur mes, nu, atsakau, galbūt kažką pažadėjome savo, kažką pažadėjome kitaip, kažkur pažeidėme ribas. Ne? Saturnas tai yra būtent ta karma, karmos valdovas, karmas tai yra teisingų atpildų už mūsų veiksmus. Ne? Jeigu su mumis taip, jeigu mes taip ir su mumis po to taip pat gal, ne, ir atvirkščiai. Todėl nu, mums taip galbūt nereikia, bet ne, tiesiog Saturnas neša tą atpildą už mūsų veiksmus, kaip gerus ir taip ir neekologiškos ir bando privesti viską prie balanso ir tos ekologijos mūsų gyvenime. Ekologijos tame, kad būtų viskas balanse, be pažeidimų, be ribų pažeidimų. Uranas, jisai įneša tokį chaosą ir permainas. Chaosą ir permainas, kai žinot, tu sėdi savo krėslę kažkokiam, o Uranas taip netikėtai gali ateiti ir sakyti, biški dabar, biški atlaiskim vietą naujam, arba, nu, biški nuo tos savo minkštos vietos tu pasikelk ir pasižiūrėk aplinkui, ne? Ką tu pamiršai, ką tu skolingas, nes labai dažnai vat, mes taip įsisėdime savo įprastose savo rutinoje, ne? Bet būtent išeiti iš tos rutinos. Jeigu mes labai ilgai, labai daug metų vis tame pačiame, bet dar skundžiamės, ne? Tai Uranas gali atnešti galimybės tą padaryti, nu, kaip ir staigiai, bet tuo pačiu švelniai, jeigu mes išlaikysime būtent tą balansą ir pasižiūrėsime į visus tos aspektus, kuriuos aš išvardinau, ne? Čia svarbu naujas požiūris, adaptacija prie naujų energijų. O tos naujos energijos dar mes vakar šiandien įeiname į vandenio ženklą. Vandenio ženklas ir Plutonas yra vandenio ženklė. Plutonas yra transformacijos, naujovių, perversmo tokia planeta. Ir vandenis tai yra, irgi kaip vakar sakiau, tai novatoriškumas, lengvumas, priėmimas visko lengvai, su šypsena. Žinot, tai pasakysiu žodį, nu nesiparinti, nesigraužti viduje. Nu taip, kažkas atsitiko, paėmė patirtį kažkokią tai, nežinau, galbūt net sunkumą, skausmą, įdedi kaip savo trofėjų. Ir dabar jau tu žinai, kad taip, aš jau turiu šitą patirtį, man daugiau tos patirties praeidinėti nereikės. Ir kuo daugiau patirčių mes turime, iš bendro patirties krepšelio mes galim jau elgtis kitaip, ne, atsižvelgiant į tą patirtį. Na ir aišku, Jupiteris mūsų didžiosios laimės, džiaugsmo, tokia karališka planeta, kuri atneša mums didžiulės dovanas, galimybės. Svarbu neapsigauti iliuzijom, svarbu nepasiduoti tiem visiems kitiem patikrinimams, aspektams ir vat suderinti tai, ką aš pasakiau, tas gyvenimo sferas ir pažiūrėti, kokia sfera tiesiog jums labiausiai rezonuoja. Ir galbūt, kol aš tai sakiau, jūs prisiminėte kažkokią tai situaciją. Ir būtent tą situaciją jūs galite paimti dabar į darbą su savimi. Kitą galėsite pažiūrėti ir padaryti irgi iš įrašo. O dabar paimkite tą situaciją, kuri jums atėjo pati pirma. Galbūt jūs prisiminėte kažkokią tai nuoskaudą, problemą, įvykį, kuris dar sėdi jumise kaip neišspręsta problema. Nes jeigu tai būtų išspręsta, jūs to nebūtumėte prisiminę, ne, kaip kažkokio tai skausmingo įvykio. Todėl mes einame į praktiką, o jūs prisiminkite vat iš tų išvardintų aspektų, kas jums skauda dabar labiausiai.
kas jums skauda dabar labiausiai, arba kokią sritį, kokią sferą savo gyvenimo jūs norėtumėte pakeisti, pakoreguoti, kad būtent toje sferoje būtų lengviau, šviesiau, palankiau. O dabar galite atsigerti vandens prieš praktiką. Ir užsimerkite ir pakvėpuokime. Pakvėpuokime. Pakvėpuokime ir kvėpuojant pajauskite tą kūno diskomfortą, kuris buvo pas jūs šiandien. Jeigu jūs jautėtės gerai, tai kaip tik prisiminkite tą gerą savijautą, puikią savijautą. Ir kvėpuodami tiem, kam buvo labai gerai, kvėpuodami išjauskite, kur yra tos geros savijautos šaltinis. Ir kur jūs tai jaučiate savo kūne. Ir kvėpuodami padidinkite, ne, link kvėpuodami skleiskite tarytum sferą, pripūskite kaip balionas, kuris apgaubia jūsų kūną. O tie, kurie jautė diskomfortą, pajauskite, kur buvo diskomfortas. Pajauskite to diskomforto priežastį ir nusiųskite ten šviesą, saulės spindulius. Kvėpuodami, tarytum prakvėpuokite ir nuimkite nerimą ir įtampą iš tos vietos. Ir po to irgi, kai nuslūgs įtampa, kai nuslūgs skausmas, pajauskite palaimą, džiaugsmą. Ir džiaugsmą išdidinkite, apgaubkite save savo pačių džiaugsmų, palaimą, gerom pozityviom emocijom. Ir tiesiog pakvėpuokite tame kaip sferoje. Ir pajauskite pilną ramybę. Ta sfera jūs saugo. Ta sfera veikia kaip apsauga. Jūsų apsauga šiai praktikai. Šiai praktikai, kur mes išeisime netgi biškį į atvirą kosmosą. Pajauskite, kad ta sfera, jūsų pačių džiaugsmo sfera, jūsų pačių skleidžiamų aukštų vibracijų sfera, jūs saugo ir yra taip, tuo pat metu jūsų kosminis laivas. Jūsų asmeninis kosminis laivas, kuriuo jūs galite keliauti. Keliauti erdvėje. Pajauskite, kad jūs pilnai galite valdyti jūsų kosminį laivą. Kaip tai paprasta, lengva daryti. Biškį pakelkite nuo žemės, prisipratinkite prie to. Ir prisiminus apie savo kažkokią tai problemą, tiesiog jos neįjungiant, bet tiesiog turint omenyje, kad mes dabar keliaujame link planetų, paprašyti energijos ir stiprybės. Susirinkti mums reikalingą resursą iš visų kosminių kūnų.
Pakilkite prie Urano. Pasiimkite adaptacijos, naujo požiūrio, tokio šviežumo, energijų, lankstumo, vat būtent psichikos lankstumo, kad mes galėtumėm adaptuotis. Labai dažnai mes negalime adaptuotis, nes mūsų identitetas yra toks suragėjęs. Mes negalime adaptuotis, nes mes negalime adaptuoti savo irgi psichinių identiteto procesų, savo ego. Paprašykite jo energijos ir tarytum į savo sferą, į savo kosminį laivą, paprašykite jūs. Žinot, kaip privažiuojam prie McDonald'o langelio, kai mes paimam maistą išsineštinai, mums atidaro tokį langelį ir sako, va, prašom, jūsų užsakymas. Tai vat, užsakykite pas Uraną būtent tos adaptacijos. Taip, galbūt permainų, kažkur galbūt trupučiuką chaoso, bet kad jūs galėtumėte būtent tą chaosą suvaldyti, suvokti. Galite priskristi prie Neptūno. Neptūno irgi paprašyti išvesti mus iš mūsų iliuzijų, klaidingų įsitikinimų ir programų. Duoti mums tokio suvokimo ir sąmoningumo. Duoti mums dvasios, valios ir stiprybės. Peržiūrėti mums peržiūrėti savo dogmas, programas, įsitikinimus. Visą tai, ko mes vadovaujamės arba vadovavomės iki šiol ir irgi įkvėpti tai naujovių. Padaryti mus tokius lankstesnius, tarytum suminkštinti kaip tą plasteliną, iš kurio mes galėsime lipdyti kažką tai naujo. Pajauskite, kad jūs tampate tokie minkšti, iš kurių galima dabar sulipdyti kažką tai naujo. Kad jūsų psichika tampa lanksti. Jūsų smegenys turi resursų prisitaikyti prie naujos realybės. Labai dažnai smegenys tiesiog negali prisitaikyti prie naujos realybės. Jiems tai yra padaryti sunkiausia. Priskriskite prie Saturno. Saturno, paprašykite irgi, kad duotų jums jūsų užsakymą. Saturnas, mūsų didžiausias mokytojas, dvasinis mokytojas, atpildo, karmos planeta. Paprašykite nenuimti karmą, o padėti ją suvokti. Padėti suvokti pasekmės, priežasties ir pasekmės dėsnį. Suvokti tai naujai, kitaip. Suvokti, turėti jėgų priimti ir suvokti tai, ką aš dariau ne taip. Tai, kur aš pažeidžiau balansų dėsnį. Ten, kur aš būtent pažeidžiau ekologiją. Mes labai dažnai pykstame ant žmonių, kad jie pažeidžia mūsų erdvę, jie pažeidžia mūsų ramybę, jie kažkaip tai tarytum mus skriaudžia, bet
viskas vyksta ratu. Jeigu mus skriaudžia, galbūt kažkada kažkaip mes skriaudėme kitus arba save. Kartais kiti skriaudžia mus dėl to, kad mes skriaudžiame tiesiog save. Ir paprašykite pas Saturną užsakymo, būtent tokio karmos ir atpildos dėsnio suvokimo energiją tose situacijose, kur aš nesuprantu kodėl. Aš klausiu kodėl, o nesuprantu. Priskriskite prie Marso. Marsas, kuris gali jums suteikti ryžto visą tai paversti veiksmu. Veiksmu veikti kitaip, priėmus kitus sprendimus, suvokus visą tai, kas vyksta. Ir elgtis irgi subalansuotai, elgtis ryžtingai, bet ne per daug, kad vėl nepažeisti balanso dėsnio, kad vėl galbūt kažko neįskaudint ir neįsivelti į konfliktus arba emocijas, kad tas veiksmas būtų irgi toks užtikrintas, bet tuo pačiu lankstus, kad tas tvirtumas būtų viduje. Priskriskite prie Jupiterio. Jupiteris, kuris už tą praeitą kelią suvokimą gali duoti jums dovaną kaip atpildą didžiąją sėkmę. Padėti neapsigauti irgi tose iliuzijose, kas tikra, kas ne, kur šviesa, kur tamsa. Neapsigauti tame, kas prives mane prie mano gyvenimo pliuso, o kur aš galiu pasukti ir aš eisiu kaip tik į minusą. Jupiteris apdovanoja už mūsų naujus bandymus, už mūsų naujus ketinimus keistis į gerą. Taip, galbūt mums ne visada išeina iš pirmo karto, bet mes stengiamės, mes prašom. Kaip sakė Jėzus, prašykite ir bus jums duota. Jis nesakė, darykite viską teisingai. Ne, prašykite ir ieškokite. Ir jums atsivers. Bet prašyti ir daryti veiksmus reikia mums. Ir kai mes elgiamės pagal visatos dėsnius, priskriskite dabar prie nuostabiosios Veneros, pajauskite tas švelnes, gaubiančias moteriškas energijas, kuri kaip mama ateina ir pasitinka savo vaiką po savęs ieškojimo kelionės, kurie sako, kaip aš tave myliu ir koks tu esi šaunuolis, arba kokia tu esi šaunuolė, kaip aš tavim didžiuojasi. Mama, kuri gali užgydyti širdies žaizdas, kai mes esame pasiruošę tai padaryti. Mama, pas kurią galime grįžti atokvėpio. Pajauskite būtent tokį kaip Veneros energijų. Būtent to aš reikščiau žodžiais, nes kol kas tik emocijos ir ašaros. Labai stipru.
tokia gaubiančia energija. Kur tarytum, ne tai, kad ką mes bedarytumėm, bet čia mes visą laiką rasime tokia kaip prieglobstį. Čia mes galėsime grįžti ir mus čia supras. O dabar prisiminkite kokią nors situaciją iš jūsų gyvenimo, kur jūs galvojate, kodėl su manim buvo taip pasielgta neteisingai. Kodėl galbūt tai vyko būtent taip arba anaip. Juk tai nesąžininga, neteisinga. Aš to nenusipelniau. Arba man skaudėjo per daug. Ir paklauskite dabar pati savęs, apie ką jums buvo šita situacija. Apie ką jums buvo šita situacija, kuri buvo jūsų gyvenime, dėl kurios jūs pergyvenote. Ir pažiūrėkite į ją naujai, šviežiai, įkvėpę, pasisėmę planetų energijos. Ar tikrai buvo viskas taip, kaip jūs galvojate? Ar tikrai tame nebuvo kažkokio dieviško aukštesnio plano dalies? Ar tikrai tas žmogus buvo toks blogas? Ar tikrai situacija neteisinga? Galbūt ta situacija ruošia mus kažkam naujam, ruošia priimti kitas situacijas kitaip, mokintis iš savo pamokų, užbaigti karminius santykius, karminės skolas. Ir jeigu jūs dabar biškį suvokite kitaip, atsiprašykite visų pirma savęs. Atsiprašykite to žmogaus, ant kurio galbūt pykote, kuris galbūt jūs išdavė. Atsiprašykite situacijos, planetos, Dievo, tų procesų dalyvių, kurie dalyvavo tame. Padėkokite angelams, sielos kuratoriams, energijoms, kurios tiesiog suvedė viską į vieną, kad jūs turėtumėte galimybę patirti šitą situaciją. Jie tik stengiasi, kad jūs turėtumėte ir gautumėte savo pamoką, patirtį. Surengia tai, ką jūs prašėte sielos lygmenyje. Viskas vyksta tik tai pagal mūsų sielos planą. Deja, žmonės yra praradę dar tą, nepraradę, pamiršę. Galbūt ir praradę, pamiršę, bet tai atgimsta. Ir kuo daugiau mes tai integruosime į save tas energijas, kuo daugiau mes prašysime, kad ta atmintis, visi sugebėjimai, pamiršti sugebėjimai būtų aktyvuoti, to greičiau tie procesai pradės veikti. Bet labai svarbu tai daryti palengva, kad mūsų psichika galėtų prisitaikyti prie šitų procesų. Mūsų psichika ir mūsų smegenis galėtų prie šitų procesų prisitaikyti. Dabar savo kosminiam kūne grįžkite į savo namus, į tą vietą, iš kurios jūs išskridote. Grįžkite čia ir dabar. Įkvėpkite, iškvėpkite, atsimerkite. Ir man būtų malonu, jeigu parašytumėte kelius žodžius,
Ar pavyko įnešti to aiškumo į situaciją? Ar pavyko pasisemti resursų? Ar pavyko peržiūrėti tą situaciją, išlyginti, subalansuoti? Ir ar ta situacija dabar mažiau skauda? Nes kiekvieną kartą, kai yra tokie procesai, paradai, kažkokie laikotarpiai, naujas ciklas prasideda, labai labai svarbu kuo daugiau palikti to seno ten, praeityje, anam cikle, anam mm, anam laikė tiesiog, nesinešti į savo ateitį, o palikti praeityje su padėka už patirtį. Jo. Praktika kaip tik buvo mano protui labai stipru, net ašaros kaupėsi. Man irgi, aš vienu momentu vos sulaikiau ašaras. Praėjo galvos skausmus. Irgi, va ten mačiau, irgi kažką. Parašykite, ar pavyko peržiūrėti situaciją. Šitą praktiką už donaciją, jeigu čia kažkas atėjo, ir neturi rekvizitų, tai aš galiu pasidalinti, jūs galite man parašyti, nes šalo rankos ir kojos, suledėjo, šildžiau rankomis. Galbūt vyko kažkoks nepriėmimas. Ar tai būna visą laiką, kai šala rankos kojos, ar dabar tik tai per šią praktiką? Nu, mes skrydom į kosmosą, ne? Kai mes skrendam į kosmosą, ten yra šalta. Ten yra šalta. Jo, aš jūs apkabinu, dabar bus praktika, tai pasakysiu kada. Bus per jaunatį, tai bus 29, man atrodo, ar 28, ar 29. Bus tie, kurie yra mėnesio pakete, tiem, aišku, įeina jau, o tie, kurie norės įsigyti, tai galės irgi. Jo, įrašas bus, aš nežinau, galbūt aš net bendrai dėsiu YouTube arba kažkur tai parašykit man visi, kas nori įrašo, aš atsiųsiu, gal dėsiu tiesiog bendrai. Nes vis tiek prisijungimą prie Zoom aš irgi buvau dėjus taip bendrai. Na, pavyko pakeisti situaciją, tai dėkingumas. Labiausiai surezinavo Venera, man irgi labiausiai, man ties Venera. Kokias emocijos, energijos pasipylė. Na, va, super. Mano situacija davė supratimą, kad per daug pergyvenau, tiesiog prisėmė ne savo gyvenimo užduotis.
Per praktiką kaito kojų padai, ne? Galva palengvėjo. Kada Egipto antras susitikimas? Vat aš šiandien ir noriu rašyti per Egipto praktikas ir dar meilę sau. Ir tie, kurie buvo naujų metų susitikime, aš noriu sausį dar pabaigti tuos susitikimus visus. Tai galbūt net šį sekmadienį padarysim kažkokį tai. Egipto aš sakiau, galbūt prie jaunaties taip duosiu, kai išjausiu momentą. Ašaros. Ačiū, akį danguje didelė, gražiai, labai gerai. Na, jeigu kažkuri planeta nepriėmė draugiškai, galite grįžti per praktiką ir paklausti, kodėl tu būtent, kad tokio aš rezonuoju, kad tokio aš transliuoju, kad tu nepriėmė manęs draugiškai. Valėjosi ašaros. Bet kuriuo atveju, jeigu vyko kažkokie procesai kūne, vyko transformacija, nes ašaros nesilieja, jeigu nėra apsivalymo. Tai vis tiek vyko apsivalymas. Man nustoja skaudėti galvą, labai gerai. Prie kiekvienos planetos sustojus pasireikšdavo žuvulys. Gerai, vis tiek tada vyko procesas. Skauda galva. Pakvėpuokite ten, kur skauda, jeigu kažkam skauda. Parašykite man gal asmeniškai, arba aš čia. Prašau labai nebausti. Jie nebaudžia, planetas nebaudžia, nieks nebaudžia. Jie tiesiog, jie yra neutralūs, ne, jie tik tai subalansuoja tai, kas buvo išbalansuota. Ne. Mes patys galbūt kartais praeituose gyvenimuose kažką išbalansuojam, o planetos tai yra tik tai energijos, kurios padeda subalansuoti erdvę. Na, kaip kosminiai kūnai, kurie siunčia, transliuoja skirtingų tipų energiją. Ar galima kartuoti? Žinoma, kartuokite. Gerai. 2100, pas mane 2000. Tada ties tom ir užbaigime. Ir iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Pradėjo kelios sąnarius mąstę. Buvo sunku iškentėti. Paklauskite pati savęs apie ką tai, arba, nežinau, jeigu bus labai, nežinau, blogai, tai parašykite man, jeigu nepraeis. Pakvėpuokite būtent ten, kur kelios nariai, pavyzdžiui, skauda, pakvėpuokite tom vietom. Gerai, iki tada.